Yeah, very good morning. Also from my side, I have to speak English now. I hope all of you understand English. I try to speak slowly, but my Lithuanian knowledge is not that good. First of all, let me introduce myself. My name is Burkhard Hessing. I'm working for the company Terhörne, actually already since 1989. I'm working as an export manager for Eastern Europe, for the Middle East and for Asia. This is my responsibilities, let's say. And today I have the pleasure to introduce our new LVT SPC assortment to you. Plus, in the beginning, I will first of all tell you a little bit about our company so that you get an idea what we are doing, where we are coming from, etc. This is the factory. Now we take a drone and fly into our showroom. We built this 3 years ago. So the company is located in a very tiny little place called Zuidloon. That is like 5 kilometers away from the Dutch border, so from the border to Holland in the northwestern part of Germany, roughly 100 kilometers north of Düsseldorf. So this is the showroom we built recently. In the middle we have a big wooden ball that we use as a meeting room upstairs. On the first floor we are showing all the products that are not connected to wood, like LVT, SPC, laminate flooring, etc. And on the ground floor we are showing our wooden floors. What exactly we are doing, I will tell you in a minute. Some facts. The company was founded in 1959 by a guy called Ottger Terhörne. This is also why we have a pretty funny company name. It's the name of the family that owns the company. Now we are in the second generation. Bernhard is now the owner. Headquarter, as I said, is in Zuidloon. We have around 300 employees. And the turnover last year was close to 100 million euros. We are one of Europe's leading engineered hardwood flooring manufacturers. So that means we are actually coming from the wood business. We are producing parquet and some other wood floors. And our heart is actually made of wood, so our DNA is wood. And over the last years, we also added a lot of products that are not connected to wood, like LVT SPC. But if we speak about design development, we know pretty well how a wood floor looks. So also the floors that are not made of wood are designed in a way that they look as much as possible like a real wood floor. Yeah, today we are one of the leading European suppliers of wood and design flooring in various price and quality levels. And to explain what our company is actually doing, we look at this picture because this explains it very well. Two different categories, powered by nature and inspired by nature. Powered by nature means these floors have a real wooden surface, and that is engineered hardwood flooring. And a product called Highwood, that is the entry. Highwood is a water-resistant wood floor made in a new technology. So these are basically our two wood floors. And then we move to the right side, inspired by nature, that is the wood-based materials, laminate flooring, and a product we call Dureco, that is a very water-resistant wood floor made in laminate technology. And then on the right side, in the entry, we have LVT SPC. That's basically the one we are talking about today. And on top of that, it's a product called Avatara. This is a PVC-free design floor with a digital printed surface. So this is basically the next generation of design flooring in our assortment. These are the 6 different floors we do. We do also acoustic paneling and some other panels, MDF based. So basically we do products for walls, for ceilings and for floors. Brand concept, we have 3 different brands. The Terhörne brand is our main brand. Friends by Terhörne is an entry product brand, and we have a brand called Bennett & Jones, and this is a brand we are using for imported parquet flooring from Asia. So these products are not made in Germany, they do not share our values, so this is why we put this into a different brand. Yeah, that was very briefly the introduction to our company, and now let's say we are switching to the main topic for today, which is LVT SPC flooring. So this is the comfort of the floor with the power of the soya bean. We call it soya luxury vinyl tiles. And the term soya refers actually to the plasticizers used in LVT SPC flooring because the main material for these kinds of products is PVC. And to convert a hard PVC into an elastic material so that we can use it for floor coverings is a so-called plasticizer. We are using soya bean oil. That is a product coming from the food industry. So it's a very healthy, it's a so-called bio-based plasticizer. And this is why we are using this term also for the name of the category we are talking about. Let's first of all talk a little bit about the trends in the market. So this is something that is coming from the so-called MMFA. That is the Multi-Modular Flooring Association. That is basically an association where all the producers and all the suppliers of LVT SPC flooring are associated. And every year they are coming up with the trends in the market. So here we have 6 different things.
As far as the designs is concerned, of course, natural oak designs are dominating the market. This is not really surprising because also in the last couple of years it has been like this. But also elm and chestnut colors are being more popular right now. Technology-wise, matte surfaces are very popular. You can imagine if you have an installation in a room, for example, where the windows are down to the ground and you have a very shiny surface, the sun is shining, then you do not see the color of the floor anymore. You just see a shiny surface. And this is why more and more producers are switching the surfaces to matte surfaces to be able to see the color of the floor in certain circumstances and not just a glossy surface. Register embossed surfaces, meaning the structure you have on the product is in line with the decor print to make a very realistic imitation of flooring so that it looks like parquet. Then large formats, large planks are always something that looks more attractive than a short plank. If you have a large room, it's much nicer to have a long plank and wide plank rather than a short plank. Soft tones, honey tones, as far as the colors are concerned. And then, of course, the sustainability aspect. So the environmental things that we are putting into our floors, and of course everything needs to be waterproof because the end customers especially, are always worried about the water. So the whole assortment we are producing in LVT SPC is of course waterproof or water resistant. Yeah, conclusion. So the product trends are characterized by increasing consumer interest in sustainability. That is very important to the end customer. The industry continues to invest in environmentally friendly floorings. Technical performance is still very important. The design development is moving towards classic patterns. Scandinavian designs, Nordic designs, warmer tones. These are basically the colors that are mainly popular in the market. Let's have a quick look at the market development in LVT SPC flooring. Now, first of all, worldwide, and then we look at Lithuania because the trend we are having in Lithuania is a bit different from the trend we see all over the world. So here you can see this is in millions of square meters click products over the last couple of years from 2012 to 2023. You see that there's a big boom from 12 to 2021, then due to overall economic situations, the market went down a little bit. So these are, as I said, only the click products. If we look at the Lithuanian market, very surprising, it's a totally different trend. So numbers are getting up. So last year we had total sales of 321,000 square meters of SPC LVT click floors in Lithuania. And you can see that still we are growing. We are still growing from 2023 to 2024 by more than 10%. So this is different from the overall development in the other markets we are looking at. So conclusion is that this is really a product that you are selling quite well. And it's not a development we see, for example, in laminate flooring where things are going down. LVT SPC flooring is really something that people like and people ask for here in Lithuania. So what is the positioning of our product? First of all, I mentioned it already, healthy living is very important to us. So whatever we do, not just in LVT SPC, also in the other floors we do, we are always concerned about emissions. That means we are using materials that are emission-free, the glues and parquet, etc. It's the same story. And here in the LVT SPC, we are using soybean oil as a plasticizer. I already explained that. Very robust surfaces is very important. So strong wear layers that protects the surface and the decor papers. The floors are water resistant, suitable for kitchens, for bathrooms, for all kinds of wet locations. And what is very important, 1 decor and 3 constructions. That means when you look at the sample book that we will give you after the presentation, I think it was already explained that everyone gets one of the sample books. We have 60 different colors, and in total we have basically 3 different constructions, glue down versions, click versions, and all the colors we do basically are available in all 3 different constructions. That means for the customer it's very easy. First of all, they can choose a color, and then in the second step you can talk to them what kind of construction they actually need. So that makes selling a lot easier. Yeah, again, about healthy living. These are the main certificates that come along with our LVT SPC floors. It's, let's say, international certificates that are usually needed also in projects, for example, where the architect says that a certain set of certification is necessary. So we have the A+, we have the Health Product Declaration, Floor Score from North America, Green Guard, CARB 2. So a number of certificates that prove that our floors are
emission-free or on a very low emission level. Sustainability, also this is important. At some point the floors have to be well recycled, etc. This is important as well. So also here we provide a lot of certificates. Also PEFC, that is the wood sustainability certificate. The smart technologies, we are having basically two different collections. One is called SOIA 1 and one is called SOIA 2. And in each collection, we do three different constructions. So we have one SPC floor. On the left side, it's called Perform. One product on HDF, that is called Comfort Seal. That is an HDF board with LVT on top. And we have a glue-down version called Pro. And in the SOIA 2 collection, the SPC is called Solid. The glue-down is called Pro. And again, we have the Comfort Seal. What that actually means, I will explain you now. So Perform is our first product, and this is a so-called multi-layer SPC floor. I have one sample here. This is a herringbone plank, and you can see the construction here. We have cork on the backside. So if we look here, it's layer number 7. This is cork on the backside. Then we have layer number 5. That is the actual SPC board in the middle. And the construction in this case is a bit different from SPC floors that you normally find in the market, because here we include one layer of LVT here and one layer of LVT here. Why do we do this? Because the actual SPC board is very hard. And the main reason why people are buying SPC LVT floors is the elastic surface. So you walk on an LVT floor and you have an elastic surface. That means it's very quiet, it's very comfortable to walk on an SPC floor or LVT floor. And or let's say 90% of the SPC floors in the market do not have these layers number 4 and layer number 6. So that means the floor is very rigid, very hard. And let's say maintain the elasticity of the surface, here we include also layer number 4 and layer number 6. And this is an LVT layer. It's a soft LVT layer, an elastic LVT layer. And this makes sure that you have still a very elastic surface. That is a bit special because mainly our competitors are not doing it like this. So we are having this construction in our product called Perform. Then we have layer number 3, that is the decor paper, and layer number 2 and 1 is the overlay. That is quality number 1. Quality number 2 is called Solid. Solid is also an SPC floor. This is an example here. And here we have a bit of a different construction, because when you look at this picture, these two LVT layers we had here and here are missing now. So this is, let's say, a price-wise more attractive product, but it's also constructed in a different way. Here we don't have cork on the backside, it's a foam. It's a so-called IXPE foam. This is also an underlay material. Then we have the SPC board in the middle. Layer number 3 is the decor paper and the overlay. So basically this is the more economic version of an SPC floor in our collection. Then we have the Comfort Seal. This is basically a floor that we produce on an HDF board. Here I do not have a sample, but you can see it probably here. So at least the people in the first rows. So this is basically the product. Here we have the HDF board. It's an HDF board and we have LVT on top. This is a product you can install like any laminate floor. It's mainly used for bedrooms, for living rooms, so for places that are not exposed to too much moisture. You can also install it in the kitchen because it's also water resistant, it's not waterproof. This is our third quality. And then we have, this is the construction. So here we have HDF, then cork again on the back side and an LVT top layer. It's also a very elastic floor. And the last one is called Pro. And this is the so-called glue-down version here. This is the herringbone design, 2.5 millimeter for glue-down installation. So these are basically the 4 different qualities we do. And as I said before, all the colors we do are available in all 3 different qualities. That means in SPC, in LVT on HDF, and also in the glue-down version. This is Pro. So you have a double LVT middle layer, the decor paper and the overlay.
All the floors are waterproof or water resistant. I've already mentioned this. So all floors are suitable for installation in damp rooms. Also Comfort Seal, the one on HDF, is water resistant. We have a lot of colors now which are synchronized. And once again, this means if you have a decor print like this and you have a knot, for example, here in the middle, then the overlay, so what you have on the surface, is going exactly the same way. So that you have the most realistic imitation of a real wood floor, because the structure goes like this, and then it's here, and then it follows the decor print. So that is basically what we mean with synchronized structures. Super matte, so all the new decors we just introduced are having a matte surface. Again, this has to do with the fact that the light reflects, or this reflects the light less and allows the decor to be seen from a wider angle, especially in situations where the sun is shining on your floor. So the gloss level points standard is 5, and with our new colors it's only 2.5. We are introducing chevron. This is again something that is coming back, that you know from parquet, from the old days, you know, from 40, 50 or even 100 years ago. It was very popular to have chevron as parquet flooring. It's also known as French herringbone. We do this in a 60-degree angle. So that's a format that gives chevron a more room opening effect. And this is then coming in the glue down version, but also in click. So we also have a click product for the chevron design. We do this in 10 different colors. The herringbone is still in the assortment, of course, especially in Lithuania. I think most of what we are selling is actually herringbone designs, so that seems to be quite popular here. In our perform quality, this is again the perform in the herringbone design. We have only one plank. Normally, when you install a herringbone, you have A and B planks. So here we have a special click system that allows you to install this floor on the right and left. So normally you have A and B planks, but we make it easy for the installer, so it's only one plank that you use for herringbone design. Yeah, we increase also the usage classes in certain products. So now the abrasion resistance of our floor compared to the old assortment is on a much higher level. So now it's 7,000 abrasions or revolutions. In the past it was 4,000. So the surfaces are becoming much more wear resistant, scratch resistant. And further technical features, slip resistance is R10. That is especially important for public projects in schools, in kindergartens. Sometimes the architect has a demand for slip resistant floors. All surfaces are antibacterial and anti-static. From the design point of view, it's again the two collections, Soja 1 and Soja 2, Pro, Perform and Comfort Seal in the Soja 1. Pro, Solid and Comfort Seal in Soja 2. In total, we have 60 different colors, 36 on the left side, 24 on the right side. And all the special things are happening in Soja 1, so the wood edition, the stone edition, herringbone and chevron. And in the Soja 2, we have the 24 colors in the wood and in the stone edition. So the design variety, we are strongly expanding in the synchronous structures. We are expanding in the variety of the formats. So the long planks, we introduce now 180 centimeters in the glue down version. The chevron designs, we are concentrating on XL tiles. That means all our stone designs we have are made in 1 meter 20 lengths and 60 centimeter widths, which is the most selling format in the real tile industry. So this is also what we implemented into our ceramic tile designs in LVT SBC. Yeah, we added 23 new decors compared to the old range, and the new decors were complemented with a focus on oak. As you can imagine, more than 90% of what we are selling in LVT SBC is oak. I'm now going to show you a few colors, not all the colors, because the presentation is downstairs in the Tictora showroom on the ground floor. So we have some colors here in the display as well, but just to, let's say, show a couple of colors. When we develop product assortments, we always make sure that we cover the whole color range. So we are into gray colors, we are into beige colors, dark colors, brown colors. Just to give you some ideas.
but all the 60 colors are downstairs in the showroom. You can see many oak designs, elm, walnut, this is pine, and some of the stones. All these stones were designed in Italy, so we are the wood experts, so we have actually no clue about stones. So we work with an Italian company that is acting as a supplier for the Italian tile industry. And finally, the herringbone and chevron designs. The colors are the same in chevron and in herringbone. Yeah, so I'm not going to show you all the colors. This is why we have the showroom on the ground floor. This would be the full presentation of the total assortment with the 60 different colors we do. Then let's have a look at the summary. So the good reasons for our LVT SPC floors, healthy living, thanks to the bio-based plasticizers we are using. 84% of the sales remain in the range. That is again refers to the update we've just made. We added 23 new designs, and we are considering the relevant trends, which is the long formats, the stone formats in 1.20 m by 60, chevron and herringbone as a 2-in-1 concept. That means the 10 colors in chevron are the same as we have in the herringbone. We are putting a lot of focus on synchronized structures in the higher utility class, easy to sell in the 3-in-1 system. And the best ABA construction, which is our Perform, and the best wood-based vinyl, and the best sample book. And the sample book, I just mentioned this to you. We will give this to you. The sample book contains, let me quickly explain you, the sample book contains all the 60 colors. So as a small sample, each color has a QR code. Maybe I get up a little bit. So each color has a QR code. And when you take your smartphone and you scan the QR code, then you will be taken to our website in the so-called Room Studio. And in the Room Studio, you have a chance to install this product that you have just scanned into different types of rooms. So we have like 30 different types of rooms, bedrooms, living rooms, kitchens, bathrooms, etc. And the good thing is also that you can take a picture of your own room. That means the end customer, for example, can take a picture of his or her living room and install all our floors in the room to see whether the floor matches with the furniture, with the doors, with everything else they have in the room. So that is a very realistic way to show how the colors are matching. So this is also something that you can achieve by scanning the QR code. We have some technical information as well on the back side. So here we have all the original samples. So the 4 different constructions we do. Some technical information here and some technical information here. And the only thing you need is quite a big table to open this and to show everything. That's our present to you. So that was basically also the end of my presentation. Any questions? Labą dieną. Šiandien mano tema bus tvarumas grindų dangose. Tai yra nauja tema man ir neįprasta. Labiau esu įpratusi dirbti su pardavimais ir bendrauti dialogų, negu kalbėti plačiai auditorijai. Esu Aušrinė, atstovauju Geras grindis. Mūsų įmonė veiklą pradėjo 95 metais. Aš pati įmonėje dirbu nuo 2005 metų. Teikiame grindų dangų priežiūrą, prekiaujame medinėmis, laminuotomis vinilinėmis dangomis, kilimais. Šiuo metu asortimentą praplėtėm iki minkštų baldų. Šiandien dienai vis aktualesnis klausimas yra tvarumas. Ir kuo svarbu grindų dangose, interjero detalėse, klientai dažnai rinkdamiesi dangas teiraujasi apie ekologiškumą, tinkamumą šildomoms grindims,
renovavimo galimybės, ilgamžiškumą. Tvarumas tai nėra tik tai apie grindų dangų sudėtis, tai yra plati tema, apimanti žmogaus teisės, elgesio kodeksą, kaip tvariai yra naudojami resursai, tai yra ir visa žiedinė ekonomika besisukanti, tai susiję ir su santykiais gamybos procese darbuotojų, darbdavio, pardavėjų, kliento, verslo partnerio tarpusavio santykiai, tai yra miškų ūkiai, logistika, kiek arti yra miškų ūkiai prie gamintojo, kokie resursai tenka logistikai, taip pat kiek žaliavų atkrenta gamybos proceso metu, kaip visi nepanaudoti likučiai, kur keliauja ir kaip apdirbami, perdirbami visi nepanaudoti likučiai atliekos. Ką tvarios grindys duoda vartotojui, tai tvarumas pasižymi skirtingose grindų rūšyse šiek tiek kitaip. Vinilinės, medinės, kiliminės ir visos kitos dangos, jos tarnauja skirtingą laikotarpį ir reikalauja skirtingos priežiūros. Besirenkant medinės grindis mes prisidedame prie tvarumo, tai yra ilgaamžiška danga, jie galima renovuoti keletą kartų. Vinilas yra atspari danga, tai irgi kaip ir tvarus produktas, tvarus pasirinkimas, bet kuri danga, kuri tarnauja ilgą laiką, jinai turi įtakos planetai, užterštumui, klimato atšilimui, ilgaamžiškumui. Daug dėmesio mūsų gamintojai skiria ir visom papildomom medžiagom. Esu pasiėmusi keletą pavyzdžių parodyti natūralių paklotų arba paklotų, kurie yra pagaminti iš perdirbtų medžiagų. Tai yra kamštiniai paklotai, 100% natūralus klientų mėgstamas produktas, bei visi kiti šildomam grindim tinkami produktai, tinkami perdirbimui, gaminami iš perdirbtų produktų ir likučių. Šie paklotai puikiai tinka šildomam grindim, atitinka visus reikiamus saugius standartus. Dabar kalbant apie medinės grindis, tai yra natūralus produktas, kai kurie klientai teiraujasi dėl klijavimo, dėl klijų naudojimų gaminant parketlentės. Parketlentės yra kelių sluoksnių, joms naudojami klijai yra saugus, vandens pagrindu, lakams irgi skiriamas didelis dėmesys, lakai yra sertifikuoti, tinkami keletą kartų renovuoti, neskleidžiantis į aplinką toksinių medžiagų, turintys sertifikatus. Renkantis medinės grindis dengtas alyvuotų padengimų, turite natūralų paviršių, medis kvėpuoja, keletą kartų galima renovuoti nešlifuojant grindų. Ir laminuotos grindys yra iš laminuotų grindų sudėti yra irgi medienos, tai yra medžio dulkės, tai yra medžio plaušo grindys, kitaip vadinamos. Visos grindys yra tinkamos perdirbimui. Medinės grindys tinkamos perdirbti, kai kurios dangos naudojamos kurui. Taip pat, kalbant apie saugumą, turime keletą produktų, kurie vadinami, tai yra pakaitalas viniliniam dangom, yra biogrindys Vokietijoje vadinamos, arba ekologiška danga, ekologiškas vinilas kitaip, tai yra sertifikuotas iš perdirbtų produktų pagamintas vinilo pakaitalas, atrodantis visiškai kaip vinilas, turintis sertifikatus. Lietuvoje nėra labai populiarus, dauguma klientų renkasi vinilą nesigilindami į sudėtį, ne kiekvienas gamintojas gali pasiūlyti tokią dangą. Mūsų gamintojai Vineo ir Dizano, 2 vokiečių gamintojai, šiai dienai gali pasiūlyti sertifikuotus produktus, kurie turi ekologiškus sertifikatus kaip ekologiško produkto. Danga gali būti netgi išmetama į buitinius konteinerius dėl turimų sertifikatų. Šiai dienai populiariausia danga yra vinilinė danga. Žmonės mėgsta praktiškumą, nenori skirti dėmesio grindų priežiūrai, norėdami išlaikyti vientisumą, vonios patalpose, tambūrę kloti vienodą dangą, išvengti dangų aukščių skirtumų, peraukštėjimų. Taip pat žmonės, kurie augina šunis, norėdami turėti ir išlaikyti gerą grindų vaizdą, nepergyventi dėl atsiradusių įbrėžimų, jie renkasi vinilą. Tai vinilas apipintas įvairiais mitais, kad tai yra kenksminga, galbūt žalinga, galbūt netinka šildomam grindim, gal išskiria
toksinės medžiagas, bet šiai dienai dauguma vinilų, mūsų visi atstovaujami vinilai turi sertifikatus atitinkančius saugumo reikalavimus Europos Sąjungoje. Visą laiką siūlau pasidomėti gamintojų sertifikatais, jeigu vinilas keltų kažkokių dvejonių prieš įsigijant grindis, pasidomėti, kas yra gamintojas, kokie yra sertifikatai. Kiekvienas gamintojas pateikia savo atskirus sertifikatus, labai sunku kalbėti plačiai apie vinilą ir apie visus gamintojus, kuriais prekiauja prekybos centrai, tai kiekvieną kartą išsirinkus dangą pagal kainą, spalvą ir tai, kas jums priimtina, pasidomėti, pasilyginti, kokie sertifikatai, ar tai yra saugu, kokie yra emisijos rodikliai. Norėčiau dar paminėti, kad vinilas yra sintetinė danga, pakankamai atspari, reikalaujanti mažai priežiūros, tinkanti klijavimui. Klijavimui yra ekologiški klijai. Mes prekiaujame Uzdin gamintoje ir danga yra klijuojama saugiais ekologiškais klijais. Pasirinkus vinilą, dauguma gamintojų nurodo, kad tarnavimo laikas yra gyvenamose patalpose apie 25 metai, 30 metų. Tai yra toks ilgaamžiškas sprendimas, suklojat grindis ir ilgą laiką nereikia sukti galvos, kur padėti didelį kiekį senų grindų, kur, tarkim, dėl taršos toks pasirinkimas. Šiuo metu turime platų asortimentą kiliminių dangų. Jungtinėje karalystėje nemažas procentas žmonių gyvena ant minkštų dangų. Lietuvoje yra populiaru kietos dangos, kilimai yra pavienėse patalpose, miegamosiose. Jungtinėje karalystėje didžiąją dalį visų plotų užima kiliminės dangos. Apie 25 procentai kiliminių dangų Jungtinėje karalystėje yra priduodama, superkama ir perdirbama. Mūsų prancūzų gamintojas Balzan superka kilimus, surenka kilimus, priima, perdirba ir panaudoja sunaudotus kilimus naujų kilimų gamybai. Taip pat jie daro tokią iniciatyvą iš vandenynų, jūrų surinktą plastiką, senus žvejybinius laivus perdirba ir naudoja savo kilimų gamybai. Taip besirūpindami tvarumu, nes jų pačių dangos yra aukštos kokybės, sudėtis yra nailonas, tam tikra dalis yra vilnonių kilimų ir jų kilimai yra ganėtinai aukštos kokybės, naudojami oro uostuose, visuomeninėse patalpose. Būna grįžta klientai po daug metų, kiliminė danga būna nusibodusi, bet nepraradusi savo vaizdo, visiškai atrodanti kaip nauja. Tai rodo gamintojo požiūrį, kokybę, indėlį į tvarumą, kad nebūtų poreikio greitai keisti pigias prastas dangas, tai dėmesys skiriamas kokybei, kad klientas būtų ilgą laiką patenkintas. Turime kokybę, gerų kokybiškų kilimų, kuris neskleidžia blogo kvapo į patalpą. Kokias savybės turi pigus prasti kilimai, rinkdami purvą ir skleisdami aplinką, kaupdami tą nešvaros kvapą, rinkdami dulkes. Kalbant apie rengimo medžiagas, klijų gamintojai, šiai dienai irgi klijų gamintojų yra labai daug, reikėtų atsirinkti, irgi žiūrėti sertifikatus. Dauguma sertifikatų yra pasiekiami internetu, internetinėse parduotuvėse, taip pat galima teirautis pardavėjų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kokios medžiagos naudojamos po pasirinktą dangą, ar tai yra klijai, kokia jų sudėtis, ar tinkami šildomam grindim, ar yra ekologiški. Ir jeigu tai yra paklotas, iš ko tas paklotas ir ar tinka šildomam grindim. Ne visi paklotai yra šildomam grindim. Nemaža dalis klientų įsigyja grindis, skiria nemažą dėmesį grindų dangai, galvodami, kad paklotas tiks bet koks ir sutaupys ant pakloto. Tai, tarkim, tokie paklotai kažkada buvo labai populiarūs, visiškai paprasti, jie nėra tinkami šildomoms grindims. Tai yra sintetinis paklotas, netinkamas ir ganėtinai taršus. Kamštinis paklotas dėl ilgaamžiškumo yra mėgstamas, 100% natūrali medžiaga. Yra toks mitas, kad kamštis sulaiko šilumą. Pasirinkus tinkamo storio 2 mm kamštinį paklotą, jisai puikiai tinka šildomam grindim po bet kokia danga. Ar tai būtų laminatas, ar vinilas, ar medinės grindys. Tik reiktų atkreipti dėmesį, kad po vinilų turi būti itin ploni paklotai, dažniausiai rekomenduojama milimetro arba 1,2 mm nestoresni paklotai.
irgi reikėtų žiūrėti kiekvieno vinilo gamintojo rekomendacijas. Kalbant apie klientų pasiruošimą ir domėjimąsi tvarumu, matome per daug metų, kad mažėja klientų, kurie mėgsta dažnai atsinaujinti namus. Prieš kokius 5-7 metus susidurdavome su klientais, kurie nenorėdavo daug investuoti į grindis, jie įvardindavo konkrečią priežastį, kad norim laminato, nenorime daug investuoti, nes mėgstam atsinaujinti, nurinkti, išrinkti, paprastas grindų suklojimas, nurinkimas, naujo stiliaus dizaino pasirinkimas. Tokių klientų mažėja ir džiugina tai, kad dauguma klientų besirengdami grindis, jie svarsto, kiek ilgai tarnaus, nori ilgamžiškumo, kad ilgą laiką nereikėtų galvoti apie grindų priežiūrą, renovaciją ar keitimą. Tai net dalis, apie 10% klientų pagal atliktus tyrimus nurodo, kad net linkę apie 10% mokėti daugiau, žinodami, kad produktas yra tvarus. Apie 85% žmonių susidūrė, yra girdėję arba numano ir žino ir jaučia apie klimato kaitą ir pokyčius. Ir apie 27% jau pradeda rinktis tvaresnius prekinius ženklus. Galbūt kas turite klausimų, įdomu, kiek susidurite su tvarumu su savo klientais. Ir kiek dėmesio skiria klientai iš jūsų praktikos. Ar visgi nori ilgamžiškumo, grožio ir kainos, ar jau domisi ir teiraujasi apie tvarumą? Teiraujasi būna, ar ne? Domisi, ar ne, kaip smagu girdėti. Ir kiek dėmesio nori skirti dangų priežiūrai, ar nori visgi ilgamžiško tvaraus, kuriuo nereikėtų rūpintis ir prižiūrėtis? Taip, šiai dienai praktiškumas iš tikrųjų užima labai svarbią vietą, žmonės skuba skiria dėmesį saviem reikalam, pomėgiam, hobiam ir nori grindų dangų, kurios nereikalauja daug priežiūros. Dėl to alyvuotų grindų šiai dienai parduodame gerokai mažiau, nes tai yra grindys natūralių paviršiumi, reikalaujančios daugiau priežiūros negu lakuoti padengimai. Dėl to mūsų gamintojas tokiem klientam siūlo laką, kuris atrodo kaip alyva ir kad nereikėtų alyvuoti dažnai grindų, tai yra lakas, kuris atrodo itin natūraliai kaip alyva ir praktiškas paviršius, medinės grindys, praktiškos paviršius ir paprasta priežiūra. Sveiki visi! Tikiuosi truputį pailsėjot, nes aš šiandien esu labai stipriai nusiteikusi jums papasakoti apie tvarumą iš įmonės Nevatex perspektyvos. Kadangi esame švedų kompanijos įmonė, dukterinė įmonė Lietuvoje, tai apie tvarumą, apie sustainability, apie visus perdirbimus ir socialinę visą tvarumo politiką jau girdime ir dirbame su tuo maždaug gerus 7 metus. 5 labai stipriai, o taip plius minus apie 7 metus. Todėl drąsiai galiu sakyti, kad Nevatex, we are sustainable. Tai reiškia, kad mes esam sustainable ir šiuo keliu labai stipriai einam ir eisime toliau. Kiek tekę girdėti apie Nevatex, nežinau, kolegos pristatė grindis, o mes sekančią interjero dalį, tai yra baldiniai audiniai, dirbtinė oda, visos medžiagos, kurios reikalingos minkštų baldų gamybai. Tai Nevatex yra pirmaujantis baldinių audinių, natūralios, dirbtinės odos ir visų techninių audinių skirtų minkštų baldų gamybai tiekėjas Šiaurės Europoje. Mūsų įmonė susideda iš grupių, kurios yra Norvegijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Pagrindinė įmonė, kaip minėjau, yra švedų kapitalo, tai net nuo 1886 metų įkurta įmonė, kuri tikrai labai stipriai dirba šio tvarumo klausimu, nes mūsų prekių asortimentas apima net daugiau kaip 8000 artikulų. Tai reiškia, kad turime labai daug tiekėjų, daugiau negu 90% medžiagų gauname iš 62 tiekėjų, kas pareikalauja tiek priežiūros ir pačių tiekėjų ir mums sandėliuose daug darbo. Mūsų ekspozicija esanti Švedijoje,
mūsų kolegos, kurie kiekvieną dieną dirba tam, kad surastume geriausius sprendimus, kurie atitiktų tiek jūsų lūkesčius, tiek gamintojų lūkesčius, tiek jūsų klientų lūkesčius. Kaip minėjau, turime įvairiausių produktų, nuo įrankių, užuolaidiniai audiniai, visokie priedai. Tai yra mūsų pagrindinis ofisas ir viena dalis sandėlių Švedijoje, kuriame atliekame pačių audinių paruošimą pagal jūsų poreikį, tiek kiek klientui reikia, kiekvienam individualiai pagal jo užsakymus. Vyksta suruošimas, pakavimas, pavyzdžių gamyba. Aišku, tvarumo politika ir mokymai apie juos, kuriuos matėte, bendradarbiavimas su kolegomis visoje grupėje, pavyzdžių išsiuntimas klientams, kai jums reikia kažkokių konkrečių spalvų. Sandėlio darbas, natūralios odos laikymas užima labai daug vietos, kad gautumėt kokybišką odą. Ir aišku, kad visos prekės saugiai pasiektų jus. Tai verslo koncepcija. Verslui teikiame sprendimus ir tiekiame baldines medžiagas pagristas tvarumo principais. Įmonės tvarumo iniciatyva yra neatskiriama tiek nuo mūsų verslo ir tiek nuo kasdienės veiklos dirbant įmonėje. Nevotex įmonių grupė aktyviai skatina perdirbimą ir perdirbimų medžiagų naudojimą, siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Mums yra svarbu tvarumo praktika ir prisidėti sumažinant parduodamų medžiagų poveikį aplinkai. Tai kalbant apie tvarumą, ar ne, mes dažnai įsivaizduojam, kad tvarumas tai reiškia, kad aš panaudojau kažkokią vieną medžiagą, komponentą gamybos metu, sumažindamas energijos išteklius ar ne, ir tai jau yra tikrai tvaru. Bet mūsų koncepcija įmonės kalba tiek apie gamybinį tvarumą, kai naudojam perdirbimui skirtas medžiagas, kurios sumažina tą energijos išteklius, tiek apie tvarumą ir santykius socialinius įmonės viduje. Tai noriu pasidžiaugti, kad Nevotex įmonių grupė turi apsiginusi ISO 26000 standartą, kuris apibūdina, tai yra tarptautinis socialinės atsakomybės standartas, kurio pagrindinės gairės yra gerbti žmogaus teisės ir skatinti sąžiningas darbo sąlygas, sumažinti poveikį aplinkai taikant tvarumo praktiką, siekti teigiamo indėlio bendruomenėse, kuriuose vykdome savo veiklą, tai taip pat bendradarbiaudami su visais iš jūsų, ir išlaikyti atskaitomybę savo veikloje. Tai ta atsakomybė savo veikloje, daug kas kalbam apie tvarumą, apie Jungtinių tautų organizacijos visus indėlius, tai šis sertifikatas įpareigoja mus kiekvienais metais išleisti tvarumo ataskaitą, kurioje yra informacija, ką mes nuveikėme per tuos metus. Tai yra informacija apie mūsų kaip Nevotex darbą, apie Nevotex grupės KPI, apie visus mūsų siekius, lūkesčius ir tai, ką padarėme. Tai noriu Jums pasiūlyti, kam yra įdomu pasidomėti, tai šią tvarumo ataskaitą galite paimti ir sužinoti, kiek daug indėlio pati įmonė yra padariusi dėl tvarumo. Tai vat, bet kada vis tiek yra daugiau dizainerių ir gamintojų susirinkę čia, tai daugiau papasakosiu, kaip visą tai mes perkeliam į produktų paiešką, į tai, ką siūlome Jums.
Tai pagrindinis mūsų pagrindinė prekių grupė, kurią mes prekiaujame, tai yra baldiniai audiniai. Šiandieną pakalbėsiu Jums apie 5 kolekcijas. Tai Nevatex bendradarbiaudami su tiekėjais siekia, kad kuo daugiau baldinių audinių mūsų asortimente būtų pagaminta iš iki 100% perdirbamų pluoštų. Tai įvairiausi pluoštai – vilna, medvilnė, įvairūs poliesterio, plastiko gaminiai, olefinas – viena naujausių medžiagų, kurios naudojamos taip pat baldų gamybai ir kurios yra tvarios. Baldiniai audiniai gali būti patys baldiniai audiniai, kuriuos Jūs jau naudojat ilgą laiką, jie taip pat gali būti perdirbti. Kol kas rinkoje dar to segmento įdirbio daug nėra, bet mes labai stipriai dirbam prie to, kad turėtume audinį, kuris būtų pagamintas būtent iš perdirbtų baldinių audinių. Tai yra sudėtingas procesas, nežinot, kiekvienas audinys yra skirtingos sudėties ir kaip apjungti tai, kad išlaikyti kokybės standartus, kurie yra svarbiausi, bet mes prie to dirbame ir aš tikiuosi, kad greitų metų galėsim pristatyti tokį produktą. Kaip ir kiekvienam iš mūsų yra svarbu tikslai, ar ne, taip ir mūsų įmonė yra užsibrėžusi tikslus, tai OEKO-TEXO standartas. Labai daug girdime apie OEKO-TEXO standartą, ar ne? Ir jeigu matom OEKO-TEXO standartą, tai iš karto įsivaizduojam, kad audinys, jau viskas, jau jis yra ekologinis ir tai yra labai paprasta. Bet tai nėra paprasta. OEKO-TEXO standartas, jisai apima viską, nuo visų sudedamųjų dalių, kurios įeina į audinio gamybą, nuo pat žaliavų, kurios turi atitikti standartus keliamus pagal OEKO-TEXO sertifikavimo 100, iki pat paleidimo iki Jūsų rankų, ar ne? Tai visas tas procesas užima labai didelę dalį ir Nevatexas 20 metais išsikėlė savo tikslą, kad iki 25 metų visi mūsų baldiniai audiniai turės OEKO-TEXO sertifikatą ir galiu pasidžiaugti, kad mes tą tikslą įgyventinom. Ir visi audiniai, kuriuos Jūs pasirinksit mūsų įmonėje, jie turi OEKO-TEXO sertifikatą, tai reiškia, kad jie neturi cheminių medžiagų, kurios turi tiesioginį poveikį Jums. Tai reiškia, kad Jūs galite sėdėti, miegoti, gulėti tiesiog kūno sąlytį turėti su to audiniu ir jisai neturi kenksmingo poveikio Jums. Tai labai džiaugiuosi dėl to, nes OEKO-TEXO sertifikavimai yra pagrinde 4. Jeigu kažkada bus įdomu, tai visą laiką galėsiu papasakoti plačiau, bet šiai dienai noriu pasidžiaugti tuo, kad visi audiniai yra sertifikuoti pagal OEKO-TEXO sertifikatą. Koko. Pati naujausia mūsų kolekcija, baldinis audinys Koko. Jis yra pagamintas iš Must Diet poliesterio. Esmė tokia, kodėl sako, audinio gamybai yra labai didelis kiekis vandens sunaudojama, ar ne? Tai įsivaizduokite, yra taip, kaip Jūs matytumėte ritę siūlų, paprastą ritę siūlų, kurią tikrai visi turim namuose, ar ne? Dažniausias dažymo metodas yra taip, kad ta ritė yra išaudžiamas siūlas, yra sudaroma didelė ričių kiekis ir yra merkiamas į dažų talpyklas. Po to jį reikia išplauti iš visų tų ričių, plovimo vanduo, tol, kol to vandens nebelieka, lieka tik tos visas vidinis, kiek turi tą siūlą įveiti to dažo, ar ne? Tai labai didelis kiekis vandens yra sunaudojama, elektros energijos, nes visas išplovimas, visas dažymo procesas, visa tai vyksta. Tai šis audinys yra vienas pirmųjų, kuris yra naudojama specialus gamybos metodas, kai dažymas vyksta dar pačiam pirmajame procese prieš pačio siūlo gamybą. Ir tai leidžia sumažinti net 60% vandens sunaudojimą, kas yra labai didelis rodiklis. To pasekoje sumažėja CO2 emisija ir 47% sumažėja energijos suvartojimas. Viso šito proceso metu tiek siūlo pačio išaudimo, tiek audinio gamybos metu ir taip mes sumažinam įtaką gamtai. Nes dideli kiekiai audinių iš tikrųjų yra gaminami, juk visi turime
tiek miegamojo sofas, ar ne, tiek lovas, tai to audinio kiekvienas naudojam daug. Tai tokie kiekiai dideli, kuriuos mes galim globaliai veikti, tai yra labai dideli. Tai vat, noriu prasiųsti šią kolekciją. Ši kolekcija sukurta labai mūsų skandinaviškai, nes tai yra grinai Nevatekso dizainas, kaip būtų vilnos pojūtis, bet visiškai sintetinis audinys. Tai va, bet nebūtina sintetika, kitas variantas mūsų yra Woolly Margrethe ir Lillehammer. Tai yra 3 kolekcijos, kurios yra pagamintos iš perdirbtos vilnos. Skamba labai gražiai, lengva tikrai nėra, nes kolekcijose matote, kokios yra plačios spalvų gamos. O labai daug ryškių spalvų, kad surinkti, kad gautume tos vilnos, iš kurios galėtume perdirbti, nėra taip lengva. Dėl to tikrai yra didelis darbas naudojamas tam, kad surinkti tą vilną. Bet jeigu mes norim pagaminti vilną naujai, ar ne, tai jeigu pagaminti naujos vilnos 1 kilogramą, į aplinką išleidžiame net 9 kilogramus CO2, tai reiškia anglies dioksido. O jeigu gaminame naujai iš perdirbtos vilnos, tai mes išleidžiame tik 0,5 kilogramo anglies dioksido. Jeigu paimtume Lillehammerį, tai šio audinio 1 kvadrato gramatūra yra 450. Tai įsivaizduokit, kokie kiekiai per ruloną ir per didžiulius projektus yra sumažinama CO2 emisijos paleidimo į aplinką. Tai buvo pirminis žingsnis, o šiai dienai esame šitose kolekcijose įgyventinę ir tai, kad dažymo proceso metu yra visiškai nenaudojamas vanduo, apie kurį pasakojau, kad reikalinga tiek išplovimui, o tiesiog pakeista, kad naujų technologijų būdu, kad būtų visiškai nenaudojamas vanduo. Prasiųsiu šias kolekcijas, kad įsivertintumėt. Bet noriu paminėti, kad visi šie perdirbimo kriterijai, kurie yra naudojami, jie nesumažina techninių rodiklių. Atvirkščiai, aiškinama, tarkim, apie vilną taip, kad vilną visi įsivaizduojam, ar ne, tai yra toks vėlimo metodas. Bet kai mes naudojam tą vilną dar kartą ir dar kartą veltą, jinai automatiškai dar labiau sustiprėja. Ir jos techniniai rodikliai, tokie kaip Martindale'as, ar ne, tai atsparumas trinčiai, kai mes sakome, kad projektams jau viešiesiems, tarkim, rekomenduojame nuo 45 000, tai Margretės kolekcijų yra 250 000 Martindale'as. Na, įsivaizduojat, kokie kiekiai gali būti pasiekiami. Viena gražiausių ir taip pat viena naujausių mūsų kolekcijų yra Sea Life audinys. Labai didžiuojamės turėdami šią kolekciją savo rankose ir savo asortimente galėdami pasiūlyti ją, nes šis audinys yra pagamintas iš 100% perdirbtų medžiagų, bet net 21% plastiko, kuris yra naudojamas šio audinio gamybai, yra išgaunamas iš vandenyne surinkto plastiko. Bendradarbiaujam su Sequel Institute bendruomenė, kuri vykdo vandenynų, jūrų, upių ir visų valymą nuo įvairių šiukšlių. Tai yra plastiko, metalo, stiklo. Apie audinius galėčiau dar daug papasakoti, bet turėsim dar daug susitikimų, tai kitus audinius kitose susitikimuose. O dabar papasakosiu apie natūralią odą. Mes esame grupės Mastroto atstovai. Jie yra pasaulyje viena didžiausių natūralių odų gamintojų. Ir didžiuojamės tuo, kad labai stipriai dirbame su savo tiekėjais. Ir mūsų tiekėjai turi panašią viziją kaip ir mūsų Nevatex grupė. Ir ypatingai šiuo tvarumo klausimu irgi dirba. Tai tarptautinė organizacija Leather Walking Group, kuri būtent prižiūri natūralių odų gamintojus. Jis siekia užtikrinti odos gamybos įmonėse aplinkosaugos, kas yra labai svarbu, nes viso žaliavos suvažiuoja, visi gamybos procesai vyksta, socialinius, sveikatos saugos ir valdymo kriterijus, įskaitant žaliavų atsekamumą. Žaliavų atsekamumas yra labai svarbu. Kiekviena mūsų
oda, kuri išvažiuoja iš mūsų sandėlio, iš jų gamyklos, yra atsekama, iš kurio regiono ji yra ir tam tikros odos yra gaminamos iš tam tikrų regionų odos, tad odos yra atsekamos, iš kur jos yra gautos, iš kokių ūkių, iš kokių bendruomenių, tad tikrai nėra taip, kad odos yra tik tam, kad taptų baldinėmis odomis, tai yra antrinė žaliava, kuri turi galimybę dar kartą realizuotis. Tai džiaugiamės pranešdami tai, kad Grupė Mastruoto įmoniai suteiktas Leather Walking Group auksinis sertifikatas, kas reiškia, kad net 85% odos, kurios yra rauginamos odos produktų gamintojų šioje pramonėje, turi atsekamumą. Taip, tai naudodami natūralią odą neleidžiame jos išmesti, nes tai yra žaliava, kuri realiai, jeigu jos nepanaudosim, ją reiks utilizuoti kažkaip kitaip. Šalutinį produktą rauginimo proceso metu pageriname ir paverčiame išskirtiniu mūsų kasdienėme gyvenime naudojamu gaminiu. Rauginimo metu, kodėl šis žodis yra labai svarbus? Todėl, kad kai mes gauname odos žaliavą, yra atliekamas rauginimas tam, kad suteikti odai minkštumą, elastingumą ir visą tą pojūtį, kurį mes turime jau ant baldo. Tai rauginimo procesai yra skirtingi. Pats populiariausias, pats pigiausias, bet kenksmingiausias aplinkai tai yra rauginimas chromu. Tai reiškia, kad į chromo mišinius, ten su visom cheminiam medžiagom, oda yra mirkoma tam, kad išgauti tą visą minkštumą. O šiandieną noriu pristatyti 2 natūralios odos kolekcijas. Jų yra daugiau, bet šiandieną pristatysiu 2. Viena iš jų tai yra mūsų Organic oda. Organic leather yra ekologiška oda, kurios rauginimo procesui panaudotos atsinaujinančios natūralios medžiagos, kurios savo sudėtyje turi natūralių taninų. Taninai tai yra medžiagos, kurios gaunamas iš medienos, medžių žievės, įvairių žolių, šaknys, lapai, viskas tai, kas yra randama gamtoje. Tai reiškia, kad kai mes odą rauginame chrome, mums reikia labai didelio kiekio vandens, kad jį išplauti iš odos. Kai mes ją rauginame natūraliu būdu, mums reikia mažo kiekio išplauti to vandens iš odos. Ir sekančiai skaidriai pristatysiu, bet dabar iš karto paminėsiu, kad įmonės turi netgi pasidarę valymo sistemas. Tai natūraliu rauginimo metu tas vanduo, kuris buvo naudojamas, jis yra išvalomas ir sugrįžta atgal į gamtą. Tai yra vėl laistymo sistemos. Tai būtent ši naujausia technologija, kaip minėjau, leidžia sumažinti 40% mažiau vandens, nei odą rauginant su chromo medžiagom ir kitais metalais. Tai ši oda turi išskirtinai malonų pojūtį, labai artima mūsų kūno pojūčiai ir visos spalvos, kurios yra išgautos, irgi yra iš gamtos. Prašau. Tad tuo pačiu parodysiu labai gražų video apie šią odą.
Čia matote, kaip vyksta visas procesas nuo rauginimo, nuo aukščio sustabilizavimo, kad būtų vienodas per visas odos paviršius, nuo dažymo, nuo medžiagų parinkimo laboratorijose. Atliekami testai visų odų, techniniai rodikliai, kad jos turėtų visus stipriausius techninius sertifikavimus. Dar viena oda, Victoria kolekcija, jos gamyba yra panaši kaip organic odos, tik taninai šiai odai rauginimui yra išgaunami iš alyvmedžių lapų. Yra ūkis, kurie augina alyvmedžius, tam, kad gautume maistui, ar ne? Ir visas tas, kas nukrenta lapai, visos žaliavos, žolės, viskas, kas yra tame ūkyje, yra naudojama odos rauginimui. Ir kaip minėjau, po to tas vanduo, kuris yra išplaunamas, vėl sugrįžta į ūkį. Taip yra nuolatinis ciklas, kuris leidžia tiek vartotojams turėti natūralią odą, tiek ir alyvuoges ant mūsų stalo. Tai ši oda Victoria tuo yra išskirtinė ir šis video parodys labai gražiai apie ją. How do olive trees combine with leather? Our aspiration has been complete avoidance of tanning chemicals, which can harm our health and our environment. Our idea was to use the power of nature for synchronizing leather production in a sustainable and environmentally sound way with highest product quality. The solution? Olive leaves. The patented wet green method for producing ultrafine leathers. Tai vat, visos natūralios medžiagos yra surenkamos iš gamtos. Jos yra labai stipriai susmulkinamos, suspaudžiamos, kad įvyktų tas rūgimo procesas. Alyvuogės išeina į maisto pramonę. O vat odos jos sudedamos į dažymo įrenginius ir yra dažomos. Šis ekstraktas dažas yra ant tiek natūralus, kad jį galima net vartoti žmogui. Economy and industrial processing rank amongst the strengths of olive leaf tanned leather. We enable eco-effective tanning for the production of superior leathers. Wet green, natural leather solutions. Dar viena produktų grupė, apie kurią noriu labai trumpai papasakoti, tai dirbtinės odos. Dirbtinės odos tai labai daug diskusijų sukeliantis produktas, kadangi tai, dirbtinės, aišku, kad tai jau kažkas netikro dirbtino ar ne, žmogaus sukurto tam, kad jam būtų palanku turėti. Tai gaminant dirbtinės odas mes stengiamės rasti geriausią įmanomą sprendimą, kuris darytų patį mažiausią poveikį aplinkai. Labai didžiuojamės tuo, kad didžioji dalis mūsų dirbtinių odų yra gaminamos be ftalatų.
Ftalatai, jie yra kenksmingi, yra manoma, kad kenksmingi endokrininiai sistemai žmogui, bet jinai labai paminkština odą, dėl to ją naudoja, tai mūsų dirbtinės odos yra gaminamos be ftalatų. Ir vienas didžiausių Nevotex ilgalaikis tikslas yra naudoti produktus gamyboje, kurie neturėtų perfluoralkintos ir polifluoralkintos medžiagos PFAS. Tikrai dažnai matote ant produktų, kad yra parašyta šitos 4 raidelės. Jos yra ypatingai kenksmingios cheminės medžiagos, kurios daro didžiulį kenksmingą poveikį žmogui, aplinkai. Tai didžiuojamės pranešdami tai, kad tai yra ilgalaikis tikslas ir mūsų produktuose šių medžiagų nebus. Šiandieną noriu pristatyti Purija, mūsų dirbtinę odą, kurią galime sakyti, kad jinai yra pagaminta iš 50% biologinių žaliavų. Kas tai yra biologinės žaliavos? Tai yra maistinės, atliekos, toks labai skambus žodis, bet realiai tai, kas buvo nepanaudota iš gamtos, organinės maisto pramoniai. Tarkime, gali būti mangų dirbtinė oda, gali būti obuolių. Tai yra visos tos medžiagos sudėtos ir panaudotos veganiškos dirbtinės odos gamybai. Tai ekologiška medvilnė naudojama apatiniam odos sluoksniui. Šis produktas yra ypatingai natūralus. Ir kaip minėjau apie OEKO-TEXO sertifikatus, tai jie yra pagrinde 4. Tai pats pirmasis yra skirtas kūdikiams, kūdikių žaislai, rūbeliai ir viskas, kas susijęs su kūdikiu. Antrasis tai yra būtent žmonės suaugę, lietimasis pojūtis, mūsų rūbai. Tai ši dirbtinė oda yra sertifikuota OEKO-TEXO 1 standartu, tad ji gali būti naudojama tiek vaikų darželių, tiek miegamųjų lovyčių, tiek vaikų žaislams gaminti šios dirbtinės odos. Didžiuojamės turėdami šią dirbtinę odą savo kolekcijoje, parodysiu ją. Taip pat išlaikant visus techninius rodiklius, tos pačius ir martindeilus, atsparumą šviesai ir visus kitus. Noriu parodyti paskutinėse skaidrėse, kad tvarios medžiagos, perdirbtų pluoštų medžiagos gali būti naudojamos tiek jūsų privačiam interjerui, čia mūsų Vilnos kolekcijos ir Lillehammer, ir Vuli, Margretė, tiek natūralios odos, tie gali būti naudojamos didžiausiose projektuose, viešuosiuose vietose. Tas pats Vulis audinys Mason projekte. Šis projektas yra iš kruizinių laivų. Čia dirbtinė oda naudojama su Bravo projektais buvo Simfozimo restoranui. Tad užbaigiant tvarumo ir šio pristatymo tokias gaires paskutinės būtų aplinkosaugos ir tvarumo politika, tai mes kaip Nevotex esame įsitikinę, kad rūpinimasis aplinka ir mūsų ekologinė sistema yra ilgalaikis žmonijos išlikimo klausimas. Remiantis žiedinės filosofijos principų, tai reiškia, kad ką gauname iš gamtos, pagaminame gamyboje, turi būti pakartotinai panaudota, perdirbta ir tvarkoma nedarant žalos aplinkai. Tai yra mūsų kasdienės veiklos prioritetas. Labą dieną. Mano vardas Valdas, esu Villeroy Boch Gustas Berg ir Ideal Standart atstovas. Man padės mano kolega Laurynas. Jisai jums padalins tokias anketas užpildymui, nes reiks įdėmiai labai klausyti prezentaciją, nes gale visų pasirodymų trauksime prizus. Tai dėl to reiks labai įdėmiai klausyti, bet aš jums padėsiu ir pasakysiu, kur reikia labiau įdėmiau klausyti. Tai šiandien kalbėsime mes apie tvarumą ir tą tvarumo klausimą pradėsiu nuo klausimo jum. Prieš 3 metus mūsų švedų kompanija Gustas Berg inicijavo, nes švedai iš tikrųjų su tvarumu yra daug labiau lenkiantis galbūt kitas Europos šalis, inicijavo tokią apklausą Pabaltijo šalyse, nes aš kaip tik Pabaltijo padalinio atstovas, dėl tvarumo. Kaip įtakoja tvarumas renkantis produktą? Ir ar, pavyzdžiui, vonios kambario įranga, kuri būtų tvaresnė, žmonės būtų linkę labiau rinktis. Ir tada galite bandyti atspėti, kuri iš šių šalių, Estija, Latvija ar Lietuva, pasirodė tvariausiai švedų akimis ir apklausos rezultatais.
Tai vat, iš tikrųjų tą, ką aš matau pagal pardavimus ir pagal projektus ir pagal reikalavimą ekologinių sertifikatų, tai taip yra Estija. Bet švedai labiausiai apsidžiaugia, kad Lietuva gerokai aplenkia ir Estiją, ir Latviją pagal tai, kaip žmonės linkia rinktis tvarius produktus. Ir po tos apklausos aš kiek važinėdavau per parduotuvės ir klausdavau pardavėjų, ar žmogus būtų linkęs mokėti daugiau, pavyzdžiui, už maišytuvą, kuris yra padarytas tvariai, turi visus sertifikatus, arba kokią nors vonios kambarį įrangą rinktųsi iš patikimesnio gamintojo, kuris kokius nors yra CO2 neutralus pagal gamybą. Tai pardavėjai juokdavos ir sako, žinok, jeigu čia 5 eurais bus pigesnis, tai jiems bet ką ir neaišku, iš kur gaminta. Bet ką aš pastebiu per paskutinius šitos metus, ta tendencija keičiasi ir mes vis labiau tampam tvaresni ir pasirinkimą ir ypač dideliuose objektuose jau įtakoja iš tikrųjų pasirinkimą tų tvaresnių produktų. Tai tvarumas mūsų įmonėse yra, gal prasideda nuo pačių gamyklų ir visos gamyklos pas mus turi ISO sertifikatus, tai ir tie sertifikatai apima nuo pat žaliavų suradimo, atvežimo, gamybos ir netgi po to, kaip tas gaminys yra pagamintas, kur bus panaudotos visos, pavyzdžiui, atliekos arba kiek jisai gali žalos gamtai padaryti. Tai tas tvarumas galbūt prasideda nuo pačio perdirbimo. Tai mūsų atveju tai yra perdirbimas atliekos ir kuo jų daugiau perdirbama, tuo mažiau yra išmetama, tuo yra mažesnė žala gamtai daroma. Taip pat optimizuojama pati gamyba. Tai visos formos optimizuojamos taip, kad kuo mažiau būtų keramikos kažkokių tai atliekų. Jeigu mes įmam maišytuvus, tai dabar tokia nauja technologija, kad tas liejinys yra sumažinamas tokia specialia apdirbimo pagalba, tokiu nušlifavimu, kad tiesiog kuo mažiau būtų naudojama to metalo. Tai tas tvarumas įmonėse juda į priekį. Ir čia daug įvairių skaičių. Čia galbūt apie tą CO2 išmetamą kiekį. Tai gal kažkas ir nežinojot, kad kiekvieną produktą pagaminti, pavadinkim, kainuoja tam tikrą CO2 kiekį. Tai, pavyzdžiui, maišytuvą pagaminti gali ten būti 2 kg išmetama į aplinką CO2 ir ta gamyklos stengiasi tapti CO2 neutralios. Tai yra neutralizuoti tą poveikį gamtai, kurį padarė maišytuvo gamyba, maišytuvo vežimas, galbūt žaliavų vežimas. Tai mūsų švedai Gustavsbergas jau dabar yra neutraliai CO2 įmonė, o vokiečiai po truputį turi planus tapti irgi CO2 neutraliai ir po truputį mes judam link to, nes tai yra gauti ir apdovanojimai ir būtent to pačio gėlo vandens naudojimai mažinami. O čia tokie praktiniai pavyzdžiai, tai saulės elektrinės gamybai, cecho apšvietimui, optimizavimas krosnių, tai temperatūrinių tų režimų, dėl to, kad keramikos gamybai pagrinde yra krosnis, dujos ir čia ypač po visų tų karų labai pasijautė, kad ieškoma alternatyvių ekologiškesnių šaltinių ir kuo mažesnės priklausomybės nuo dujų. Tai judama ta linkme šilumos rekuperacija. Tai mūsų gamykla turbūt viena iš pirmųjų Europoje įdegė, kada nuo krosnių einanti šiluma yra taikoma cechų šildymui, tai yra papildomų šildymo net nebereikia, ta visa perteklinė šiluma panaudojama cechų šildymui. Tai tas tvarumas namuose pas mus galbūt prasidės nuo pačio gaminio, nuo pakuotės ir netgi eina iki to, koks yra servisas, kiek ilgai palaikomas dalis ir kiek tas daiktas gali tarnauti kuo ilgiau. Tai apie visus šitos dalykus ir pakalbėsim iš eilės. Tai pradėsim nuo pakuočių. Tai štai čia matome, kaip pas mus yra supakuoti keramikos gaminiai. Kai kurie pardavėjai pyksta, kad kodėl jūs nedat kiekvieno daikto į dėžutės. Bet įsivaizduokite, jeigu mes į kokį nors didelį objektą viešbutį, ten 200 kambarių, atvažiuoja 200 dėžių, tai jos praktiškai akimirksniu yra atliekos, yra išmetamos. Tai dėl to tas pakavimas yra taip optimizuotas, kad kuo mažiau būtų žalos gamtai ir tų pakuočių, kurių nereikia, dėl to, kad tie gaminiai pas mus yra pakankamai atsparus, kad jie nebijotų tos aplinkos poveikio, dulkių ar dar kažko. Dėl dėžučių ir pakuočių, tai jas stengiamasi daryti iš perdirbtų medžiagų, jos pačios turi būti perdirbamos, pavyzdžiui, šitos Ideal standart dėžutės, jos neturi jokių plastiko priemaišų tam, kad jas būtų galima perdirbti, visos yra padarytos iš popieriaus. Tai tas tvarumas kaip ir prasideda nuo pakuotės. Kitas tvarumo aspektas, toks labiau praktinis, tai yra galbūt vandens naudojimas. Ir tas vandens naudojimas, jeigu mes kalbėtume apie maišytuvus, yra stengiamasi kuo labiau tą vandens naudojimą sumažinti.
Tai šiuo atveju mes Gustavsberge turim tokį sensorinį maišytuvą, čia ypač aktualu objektuose, nes ten yra komplekte 2 aeratoriai, 4,5 litro arba dar mažesni 1,9 ir montavimo metu jas galima pakeisti. Tai taip pat šitie maišytuvai yra su kuo mažiau švino naudojama. Tas švinas yra varija būna kaip priemaiša, kad kuo lengviau būtų padaryti maišytuvą. Ir dėl to pigesni gamintojai deda daug labai to švino, dėl to, kad tai yra pigesnė gamyba. Tai vėlgi tai yra ekologiškumo prasme, visada geriau yra jo, kad būtų to švino kuo mažiau. Kadangi buvo klausimas, kas yra tas aeratorius, aš čia turėjau tokį klausimą, tai dėl to įdėjau, kad aeratorius tai yra tas tinklelis, kuris maišytuvo pačioje įsisuka ir jį galima pakeisti į mažiau vandenį naudojantį. Tik tai yra tam tikri projektai, kur vandens naudojimas nėra visiškai pageidaujamas. Tai gal žinot, kas čia galėtų būti per projektas toksai? Tipas projektų. Vat komerciniuose kaip tik yra, kuo mažiau to vandens sunaudos, tuo yra geriau. Bet, pavyzdžiui, jeigu yra ligoninės, tai geriau, kad tas maišytuvas nebūtų labai taupus, nes vandens taupumas reiškia, kad vanduo maišosi daug su oru, kur yra oras, gali augti ligonėlės ir, pavyzdžiui, kokio operaciniai geriau jau taupumą šiek tiek atsargiai jį žiūrėti arba imti spec paskirties maišytuvus, kuriuos mes irgi turim. Ten tada jų vidiniai kanalai būna siauresni, tam, kad bakterijos neliptų prie sienelių, bet čia jo neišsiplėsim, nes tema ne ta. Tai dar apie maišytuvus, tos energijos taupimai, tokie paprasti sprendimai, bet jie Skandinavijoje yra nuo daug seniau. Kiek mačiau, beveik visi gamintojai jau pereidinėja į tą tokį gamybos tipą. Tai yra vienas dalykas, tas šaltas startas ir kiekvienas gamintojas turi savo pavadinimus, čia netgi Blue Start, Cold Start, čia mūsų pačių įmonių skirtingų pavadinimai. Tai yra, kai maišytuvo pradinė padėtis yra per vidurį ir tai bėga šaltas vanduo, arba rankenėlė į dešinę pusę net nesisuka, sukasi tik tai į kairę, kad būtų karštas vanduo. Tam, kad atsukus vandenį, jisai bėgtų šaltas, rankom nusiplauti užtenka ir čia taupoma energija labiau, tai yra karšto vandens taupimas. Gustavsbergas, mūsų čia švedų padalinys, turi dar tokį maišytuvą, kuris yra su spiruoklė viduje, tam, kad bėgtų karštas vanduo, turi vieną ranką laikyti, kada tu paleidi tą rankenėlę atšok atgal, tam, kad tu karštą vandenį taupytum. Tai švedai vandenį taupo daug labiau. Dar kitas dalykas, tai va ta ekosrovė, ten kai kurie vadina klik, ekoflow, tai yra keliant maišytuvą, jisai pasikelia rankenėlę tik tai pusę pakilimo ir tada vandens srauto pakanka rankų nuplovimų ir nepaleidžiama visa srovė. Tai vėlgi, tai yra susijęs su vandens taupimais. Kitas dalykas, dušai. Dušose tas vanduo irgi taupomas, bet čia tokia kolekcija, kuri yra pagaminta iš aliuminio. Tai 84% naudojama perdirbto aliuminio ir pats tas gaminys irgi po panaudojimo gali būti perdirbamas. Tai vandens sunaudojimui irgi dušo galvutėse tas vanduo irgi mažinamas, kad kuo efektyviau tas mažinimas vyksta maišant jį su oru. Ir tada jau pereikim prie keramikos. Tai keramikui Villeroy Boch turi tokią, pavadinkim, savybę Ceramic Plus. Tai va, tas Ceramic Plus padengimas, jeigu mes žiūrėtume į paprastą keramiką, per mikroskopą jinai turi tam tikrus neligumus. Su Ceramic Plus ta keramika tampa daug lygesnė, tai prie jos nelimpa kalkės, nelimpa nešvarumai. Ir ką mes turim susijusio su ekologija šioje vietoje, tai kad daug mažiau reikia valymo priemonių. Dėl to, kad ekologija vėlgi tai yra kiekvienas valiklis, kuris pilamas į kriauklę ar į unitazą, jis patenka į vandenis. Ypač jeigu ten tie valikliai su nano dalelėm, nanotechnologijom, tai jie ne visada praeina profiltravimą ir tada žuvis ar ten kažkokie kiti organizmai gali tų valiklių liekanų gauti. Tai šiuo atveju yra daug mažiau chemijos, netgi pas mus deklaruoja, kad jos netgi nereiks, dėl to, kad kalkių nereikia šveisti, jos nepridžiūna prie paviršiaus. Čia yra toksai trumpas filmukas, čia labiausiai jis aktualus tam, kad matytųsi, kaip nubėginėja vanduo nuo standartinės keramikos ir nuo tos, kur su Ceramic Plus. Čia, kur kolega davė, tai yra 2 pavyzdukai, markeriukas, ir jūs jo galite pabandyti ant standartinės ir ant tos su Ceramic Plus. Ant tikros keramikos, aišku, niekas markeriais nepaišo, bet čia toksai gera iliustracija, kaip realybėje pridžiūna nešvarumai ir netgi čia po to palikus, pavyzdžiui, visą apipaišus, po kokios dienos galima pamatyti, kaip pirštų nuvalai nuo vieno ir nuo kito reikia imti skudurėlį, šlapinti ir šveisti.
Jo, čia buvo klausimų, ar tas keramik plus nusivalo, ar jį galima nušveisti, tai pas mus daugiau negu 10 metų gamyklai jis yra bandytas. Jisai nenusišveičia taip paprastai, bet vėlgi tam tikrų chemikalų naudojimas gali pažeisti ne tik keramik plus, bet ir paprastą keramiką. Taip, kad pilant valiklius visada geriau pasižiūrėti, kam jisai skirtas ir ar jisai tam skirtas. Toliau apie tvarumą, jeigu mes jo kalbėjom apie perdirbto aliuminio panaudojimą. Pavyzdžiui, keramikos gaminius darant stengiamasi kuo labiau sumažinti tą keramikos masę, kad būtų naudojama, kuo taupiau būtų naudojami ištekliai. Ir kitas galbūt tas naudojimo ir vandens taupimas ir efektyvumas, ką aš matau, netgi visi gamintojai eina jau į tą pusę, tai yra vandens taupimas unitazuose. Štai tokias gražias skaidrės, daug tekstų mes gaunam iš mūsų inžinierių Vokietijoje, tai jam tai yra labai gerai, kaip daug informacijos vienur sudėta. Aš dažniausiai nemėgstu, nes dabar jūs matau su skausmų veide, bandot perskaityti viską, kas čia parašyta. Tai aktualiausia turbūt taip, kad jeigu anksčiau unitazai, pavyzdžiui, pildavo 9 litrus vandens, paskui atsirado 6 litrai. Tada Villeroy & Boch buvo pirmas gamintojas 93 metais, kuris padarė unitazą su 2 nuleidimais, 3 ir 6 litrų. Aš irgi buvau nustebęs, kad čia atrodo toks senas išradimas ir kad čia, bet pasirodo, kad netoks ir senas tas dvigubas nuleidimas, tai dabar 6-3 litrai jau daug kur yra pavirtę į 3-4,5. Ir netgi mes, ne tik mes, bet šiuo atveju mes tą, ką atvežėm, tai naują pavyzdį, tai jis yra, mes turim sertifikatą, kad jisai 4 ir 2 litrus jam užtenka nuplovimo. Jum darant objektus, tai irgi toks svarbus momentas, kad reiktų žiūrėti, kad, pavyzdžiui, rėmas jisai galėtų tą vandenį susimažinti ir pilt mažesnį. Nes mes dažnai turim tokius atvejus, kai nuperka kažkokį pigiausią rėmą, kuris nesireguliuoja ir įsipils 6 litrus, o įdeda mūsų unitazą, kuriam reikia 4 litrų ir tada toks taupumas gaunasi labai teorinis. Dėl valymo irgi tai yra, galbūt susiję kažkiek tai su ekologija ir su tvarumu, kad vėlgi, kuo yra lengviau valomas gaminys, tuo yra mažiau chemikalų išmetama į aplinką. O čia tas filmukas, kuris parodo būtent tą naują nuplovimą. Labai daug gamintojų dabar pereina tą cikloninį nuplovimą, vadinkim, kuris eina sūkurių vanduo, nes jis yra efektyvesnis ir geriau nuplaunantis. Mūsų atveju šis produktas jis daugiau negu 10 kartų viršė tą, ką prašo Europos standartai nuplovimui. Dėl to, kad nėra taip, kad tu gali tiesiog mažinti vandenį, turi su tuo mažu vandens kiekiu nuplauti visą turinį gerai, kad nereiktų spausti 2-3 kartus smigtuko. Tai jeigu kas norės gyvai pažiūrėti, štai čia stovi tas mūsų gaminys. Ir dabar galbūt apie tai, kadangi praeitą savaitę įvyko didžiausia santechnikos paroda Frankfurte Išas, tai tuo pačiu aš jums parodysiu ir naujienas, turbūt pirma grupė iš vis, kuri pamatys naujienas, tą, ką mes atsivežėm iš Frankfurto. Ir čia vėlgi atsispindės tam tikros tendencijos, kurios yra ne tik mūsų gamyklų grupėje, bet turbūt ir per visą santechnikos sektorių. Tai va tas tvarumas, jeigu jūs renkant kažkokį gaminį, kuris yra galbūt tokio dizaino, kuris tarnaus ilgai, gamintojo, kuris gali ilgai atlikti ir po garantinį remontą, tai turbūt čia ir yra tas didžiausias tvarumas. Aš kai atėjau dirbti šią įmonę, tai čia mes turėjom tą Gustas Berg švedų prekinį ženklą ir kai būdavo, kai klientai kokio atsiunčia unitazo nuotrauką, kuris gamintas iki 93 metų ir prašo jam parinkti mechanizmą. Ir tai galvoju, Jezu, čia 40 metų, gal jam reiktų tualetą keisti, bet man sakė, tu žinok, čia skandinavo požiūris, jie perka daiktą ilgam, ima kuo universalesnį dizainą. Aš kaip juokiausi, kad į Švediją nuvažiuoji, tu nežinai, ar tas tualetas 2 metų senumo ar 20. Jis, kas irgi įdomiausia, kad jie atrodo balti net ir būdami seni. Ir sakė, kad anksčiau net glazūrose būdavo daugiau leidžiama visokių priemaišų, bet ekologiškumas spaudžia. Ir, pavyzdžiui, švino anksčiau būdavo glazūrai, dabar jau jo nebėra, bet seni kai kurie modeliai, gerų gamintojų gali dabar atrodyti kaip nauji. Tai vėlgi tai yra turbūt didžiausias tvarumas. O apie parodos naujienas irgi mes šiek tiek susiesim tas, kas yra su tvarumu. Tai mūsų kolekcija Antavo, tai yra natūralaus marmuro stalviršiai, yra 2 variantai medžio masyvo, iš tikro medžio fasadai, tai vėlgi tai yra arčiau gamtos ir arčiau jaukumo. Čia
iš naujų produktų tai yra maišytuvų kolekcija, kurią įkvėpė kvepalų buteliukas. Čia būtent tas filmas ir parodo, nes vanduo pasileidžia nuo paspaudimų. Paleidžiat maišytuvą, tada bėga vanduo, tai čia toks irgi naujas, unikalesnis dalykas. Jis yra kelių spalvų, kolega čia padėjo spalvų pavyzdukus, jeigu norėsit, tai galėsim kažkiek jų turim jum ir duoti darbam ir naudojimui. Tai maišytuvai gali būti su keraminiais rankenėlės įdėklais arba chromuotas tik su chromu, su balta keramika, prie juodo maišytuvo su juodu keramikiniu indėkliuku. Čia kolekcija buvus, kuri balta, dabar tampa juoda, tai vėlgi ta tendencija spalvotos keramikos išlieka. Kita skaila pati idėja ir aš tą mačiau netgi parodoje ne vieno gamintojo, kad kadangi žmonės galbūt pavargsta nuo kompiuterių, nuo miestų, tai nori, kad vone būtų toksai jaukumo kampelis, tai kad jis būtų kuo arčiau gamtos, tai vėlgi tai yra formos, kuo apvalesnės daromos spalvos, tokios kortės artimesnės gamtos, nėra aštrių kraštų, tam, kad vonios kambarį būtų galima atsipalaiduoti. Taip pat atsiranda tų daugiau unitazų su tokiu cikloniniu nuplovimu. Tai čia kitos kolekcijos panašus unitazai, tada tualetai su bide funkcija, arba kaip kartais vadinant išmanus unitazai, tai beveik visi gamintojai, kiek mačiau, pristatė tų modelių, tai ir mes jų turėsim 4 naujus. Tai kas man patinka, kad jie, čia aišku, juodo nelabai matos, bet jie atrodo jau pakankamai gražiai ir tinka prie šiuolaikiško dizaino ir ilgai turbūt atrodys gražiai. Praustuvų naujos spalvos, mane aišku labiau nustebino, čia sunkiau matosi, bet iš tikrųjų, kad yra turkio žalia ir tamsiai mėlyna. Ir galvoju, ką čia mūsų dizaineriai gamyklai sugalvoja, bet paskui, kai pavaikščiau po visus stendus, aš tokių spalvų praustuvų mačiau ne pas vieną gamintoją kaip naujieną. Tai gali būti, kad ir į Lietuvą ateis, nors ne visos tokios mados ateina į Lietuvą. Bet man kažkada italų baldų gamintojai pasakė, kad tu žinok, jeigu tą, ką pamatai parodoj, tai žinok, kad per metus yra 1000 km per metus einanti mada. Tai va tada per tiek laiko tik tai į Lietuvą ateis tas trendas, bet dėka interneto kartais tie trendai ateina pas mus greičiau ir netgi aplenkia kai kurias kitas šalis. Tai čia kas liečia spalvas. Čia dar nauji praustuvai, bet čia nesimato tokie šešiakampiai dugnai iš tų praustuvų. Naujos vonios. Potinkinės dalis dabar pas mus yra, kadangi keli gamintojai dėl standartų Villeroy Boch, tai yra perinama prie vienos potinkinės dalies. Tai pliusas tas, kad jeigu jūs padarėt projektą galbūt su viena ta dalim, po 10, po 20 metų klientas nori pasikeisti maišytuvą, tai į tą potinkinę dalį galima įdėti kitus maišytuvus ir tai yra unifikuojama tam, kad irgi būtų to daugiau ekologiškumo ir mažiau lengviau pataisomi gaminiai ir panašiai. Klauskit. Jo, pereinama prie vienos, ta pati, kuri dėl standarto buvo, tai jinai ir išlieka ir dabar Villeroy šiek tiek patobulins pajungimus prie sienos, tam, kad būtų geriau pareguliuoti ir palaipsniui bus pereinama prie vienos potinkinės dalies. Tai ir dėl standartas ir Villeroy Bochas turės tą pačią potinkinę dalį. Ten tas kodukas sudelė, tai yra A1000NU, tai toks pat ir bus Villeroy. Jo, čia Dolce Vita kolekcija apie tokį saugų, jaukų gyvenimą, tai čia dėl standarto kolekcija, kuri visa ir maišytuvai, ir aksesuarai, ir keramika eina į tą pačią stilistiką. Solos tokie moderni, man labiausiai patiko šitie solos dušai, tai irgi galima sakyti kaip prie ekologijos ir prie energijos taupimo, dėl to, kad tas LED apšvietimas, jis gali įsijungti, kada jūs užeinat į dušo kambarį ir tada galbūt nereikia jungti visos didžiosios tos šviesos. Tai dar dušai, dar vonios įvairių spalvų ir kaip ir viskas. Kokie klausimai, sakykit, klauskit. Jeigu iškils klausimų, galite ir po pristatymo prieiti. Mes su kolega net užsidėjom tokias korteles, kad jau mus būtų lengviau atrasti toj minioj. Ir kuo gerai mūsų klausti, nes mes jums nieko nepardavinėjom. Mes galim patart techniniais klausimais, išspręsti kažkokius projektinius klausimus, bet mes nesakysim, pirk iš mūsų ir pirkit būtinai mūsų produktus. Taip, kad prašom.
Jo, taip dabar galima sakyti, kad Ideal standartas buvo atskira įmonė. Prieš metus jau įvyko tas susijungimas, nes Villerojus nupirko tą įmonę. Ir dabar po to Villeroy & Boch prekinių ženklų jau yra 3, netgi Gustas Berg, tai yra skandinavai, Ideal standartas ir Villeroy & Boch. O pati Villeroy & Boch tai turbūt viena seniausių Europoje veikiančių santechnikos gamintojų, tai daugiau negu 275 metai ir netgi palikuonis įkūrėjų, tai yra iki dabar dalinai savininkai šitos įmonės, tai tokia gera graži tradicija. Dėl to ir apie ekologiškumą, ir apie ilgamžiškumą tai mes išmanom ir aš manau, kad tas jaučiasi ir pagal jūsų klientų norus ir poreikius, nes vertina tos prekinius ženklus. Sveiki. Ir jau 3 kartą turiu galimybę stovėti prieš dizainerių architektų bendruomenę. Man tai kiekvieną kartą yra iššūkis, nes kiekvienas mano žodis yra tarsi jūs turit galimybę patikrinti, ar pakito prieš tai istorija. Tai primenu, kad akmens stata jau yra daugybę metų gaminanti akmens, dirbtinio akmens ir akrilinio akmens paviršius, tai galėtų būti stalviršiai, sienelės ir daug kitų elementų. Tačiau šiandien aš noriu pristatyti kitą mintį ir gal pačiai iš pat pradžių noriu padėkoti kitiem pranešėjams, kurie atstovauja jau didelės įmonės ir tos didelės įmonės jau drąsiai ir garsiai kalba apie tvarumą jų viduje. Tai šiandien aš pristatysiu, kaip aš atėjau pas savo vadovą su mintimi, kad Akmenstata turėtų truputį kitaip kažką padaryti, nes kai mes gaminam jums gražius gaminius, lieka labai daug atraižų. Atraižos būna nuo gražiausių akmenų iš viso pasaulio ir visada širdis skauda, kai viskas sukrenta į kažkokį didelį žalią statybinį konteinerį. Tai vieną dieną aš atėjau pas vadovą ir sakau, ar galiu paeksperimentuoti ir kreiptis, ieškoti idėjų ir pagalbos iš šalies. Vadovo palaikymas buvo, bet jisai tiesiog sakė, tu neužsižaisk, nes tai yra iš tikrųjų didelis darbas, kad įgyvendintum projektą, tu turi labai daug skirti laiko ir neprarask realybės. Aš nepasidaviau tokiems išgąsdinimams ir visų pirma, ką padariau, tai nuėjau į Dailės akademiją ir paklausiau, ar jiems reikia akmens likučių. Ir kaip ir nelabai sakė. Tada pokalbio metu man rekomendavo keletą dizainerių, kurios galbūt norėtų daryti kažką iš tų likučių. Kiekvienas išgirdęs tą norėtų, tai visi mato, kaip gražiai kraštinės apdorojamos, sudėliojami staliukai, kubiukai, paveiksliukai, padėkliukai ir tarsi tuom ir baigėtųsi likučių likvidavimas. Tačiau aš susisiekiau su lietuvių dizainerė, kuri praktiką atliko Olandijoje ir ten jau daugybę metų gyvena. Parašiau jai vieną laišką, antrą, jinai tik į 3 atsakė ir atrašė tarsi netyčia, aš grįžtu į Lietuvą, būtų smagu susitikti, išgirsti, pamatyti. Tai buvo Agnė ir nuo mūsų pirmo susitikimo matyti vyko chemija, kad mudvi supratom, ko norėtume abi iš visų tų likučių. Taip užgimė mūsų, iš tikrųjų pavadinimas pasikeitė nuo pirmos susitikimo, bet šiai dienai jisai liko šis Stone Waste is Bliss. Tai mudvi su Agne labai daug laiko skyrėm analizavimui, nes kaip ir minėjau, 8 kubiniai metrai per mėnesį šiai dienai turėtų būti jau ir daugiau, nes mūsų apimtis paaugo. Tai 8 kubiniai metrai tokių atraižų, iš tikrųjų, kurios ne visos yra taisyklingos formos ir ne visada tu gali numatyti, kad gausi visada to paties akmens likučių. Tai vis tiek yra toks gražus šiukšlynas. Tai vieną dieną gali būti granitas, kitą dieną marmuras, kitą dieną kvarcitas. Tai reikėjo rasti sprendimą, kas galėtų būti tinkama visiems akmenimis. Taip. Mes išsikėlėm, kad reikia sugalvoti kažką tokio, kas tai būtų apie prioritetą tvarumą, nes tvarumas vieniems yra, kaip girdėjau, tiesiog perdaryti tą gaminį, kitas yra tiesiog sukurti be nulinių, tarkim, likučių. Susitikimo metu mes išsidėliojom visus, čia toks gražus bliūras gavus, kažkaip, bet tai tik tais jums fantaziją skatina. Kadangi tie gražesni likučiai pas mus atkeliauja į salonus, tai mes galėjom pažaisti su jais ir susidėlioti tą kokią spalvų gamą.
Lygiai grečiai mes sakėm, jeigu darom kažką, mums reikia pinigų, nes nieko nepadarysim, jeigu tik dėliosim. Agnė turi labai daug patirties iš Olandijos, nes jinai ten baigus mokslus ir atlikus daug praktikos, tai sako, pildom paraišką ir pildėm paraišką tam tikram fondui. Tai šitas visas mūsų draugystė prasidėjo prieš 4 metus ir būtent šio susitikimo metu mes darėm šitą video paraiškos pildymui. Tai buvo vasara ir mes nelabai žinojom, kur mūsų projektas nuves, tai buvom labai taip optimistiškai. Ir nepraėjus ne pusiai metų, Olandų fondas patvirtino, kad skiria mūsų projektui nei daug, nei mažai 10 000 eurų, kad pasibandyti ir sugalvoti ir išgryninti ir po metų laiko parodyti rezultatus. Ir čia mano vadovas jau pradėjo tikėti, kad čia galbūt visai ir neblogai. Dar labai noriu pasidalinti būtent, kas vyksta už kadro, kai tai yra tiesiog 2 entuziastingų merginų idėja. Tai vėlgi kokia didžiulė patirtis ir galimybė turėti, kur eksperimentuoti. Nes viena yra turėti savo studiją, kita nueiti į tikras laboratorijas ir ten atlikti įvairius tyrimus. Tai Agnė, kadangi turi šiaip didelę patirtį keramikoje, o keramika yra pas ją keramika jos yra pagrindinė veikla, kuri transformuojasi į visai kitus gaminius. Tai ji, pavyzdžiui, labai noriu pagirti Agnę, tikiuosi jinai išgirs, kad, pavyzdžiui, su Vilniaus vandenim jinai atlikus projektą gauna būtent metalą iš išvalymo įrenginių, kurį panaudoja glazūrom. Ir tas glazūras jinai turėdama šitą laboratoriją, turėdama mūsų siūstus akmens likučius, beje, įdomus toks momentas, kai aš iš Vilniaus siunčiu akmens likučius ir, įsivaizduojate, dėžutės neatrodo didelės, tai kurjeriai atvažiuodami negali pakelti vienu įpūr, sako, jūs ką čia akmenų pridėjusios, tai mes taip. Tai vėlgi, čia tiesiog noriu parodyti, kiek daug yra galimybės eksperimentuoti pas Agnę tose laboratorijose. Ir ką jinai padarė? Negana to, kad jinai tiesiog žaidė spalviškai, tai jinai iškėlė tikslą padaryti mokslinį tyrimą, kadangi yra skirtingi akmenys, kokios sudėtis ir kas daro įtaką pačiai struktūrai. Kadangi jinai daug patirties turi su keramika ir temperatūrom, tai tikslingai padarė temperatūrų bandymus. Ir jūsų žiniai, pavyzdžiui, tai šitas žalias kvarcitas aukštoje temperatūroje pakeičia spalvą į baltą, reiškia, kepdamas akmuo, jisai praranda spalvą. Jeigu tai yra travertinas, tai jisai subyra į visiškai miltelius. Jeigu tai yra koks oniksas, tai jisai pradeda tirpdytis, nes jo pagrindas yra kristalas. Ir tada, kas mums labai buvo, granitas. Mes dažniausiai mūsų srity sakom, neduok Dieve, jeigu interjeras, namo interjere kiltų gaisras, tai žinokit, granitinis stalas liktų nepažįstas. Tai tiesą pasakius, ne, tam tikroje aukštoje temperatūroje granitas ima lydytis, nes granitas, jo didžioji dalis yra būtent metalas. Tai Agnė atlikusi visus tyrimus ieškojo sprendimų. Nes mūsų tikslas yra nenaudoti papildomų kažkokių sintetinių priemaišų, o iš tvarių ir ekologiškų dalykų sukurti kažką. Ir ar tai sumalti, ar tai sutrinti, ar tai kažką kažkaip pakeisti. Ir dalyvaudami projekte mes turėjom įsipareigojimą, kad per pusę metų grįšim visuomeniai praneš, kaip mums sekas. Tad mes išsikėlėm tikslą dalyvauti šitoj parodoj, bet kažkodėl nesijungi. Ir ten nuvežėm štai šituos pirmus savo bandymus. Po to kviesiu iš arčiau pasižiūrėti. Pakelsiu. Tai yra akmenukai mūsų, kurie susiklijavo būtent aukštoj temperatūrai. Tai reiškia, akmens dalelės klijuojasi be klijų prie keramikos. Tai galėtų būti reljefiniai gaminiai, iš kurių mintis net buvo formuoti plautuvus, praustuvus ir tam tikrose didelėse krosnyse kepti juos kaip vienalyčius gaminius. Nes vėlgi konsultavome su tam tikrų katedrų vadovais, kurie daro tyrimus su klijais, kaip senovėje buvo klijuojama nenaudojant sintetinių klijų. Ir iš tikrųjų šita
sritis dar nėra užbaigta. Taigi nuo mūsų pradinių bandymų mes kol kas esam dar tik pusiaukelį. Tačiau antras eksperimentas, beje, čia yra granitas, kuris pradėjo lydytis, tai natūralus granitas prikibo prie porceliano keramikos, jeigu norėsit pamatyti visgi. Ir antras, kuris yra mūsų favoritas, tai yra plytelė keramikinė. Čia inkrustavom granito gabaliukus rankiniu būdu. Aukštoje temperatūroje jis ėmė lydytis ir pradėjo reaguoti, o glazūra užtvirtino tas gražias saulytes. Dalyvaudami šitoj parodoj, o šita paroda yra skirta būtent tvarumui skatinti ir ten dalyvauja tokios mažos idėjininkės kaip mes ir didžiulės įmonės, kurios jau turi savo asortimente tvarumo įrodymų, tai mes taip pat jautėme svarbus kaip ir tos didelės įmonės. Ir manau, mūsų kozeris buvo, kad mūsų produktas atrodo skaniai, nes žmonės eidami pro šalį, juos traukdavo akį paliesti. O turbūt tai yra estetinių klausimų svarbu, jeigu žmogui yra estetiškai gražu, tai jisai nori sužinoti ir daugiau. Taipogi, tai čia yra tiesiog keli gražus kadrai. Beje, Agnė net bandė, kaip čia dabar parodyti, va štai šitas kairiai pusė, jinai bandė tam tikrą organinę medžiagą sukompostuoti ir į ją inkrustuoti akmens elementus, tada su presu suspausti į kažkokią naują materiją. Jinai mažiausiai estetiška buvo, kelinti daug klausimų žiūrovams, bet vis tiek parodėm, kiek skirtingų, netgi 3 skirtingus kryptis ieškojom ir tobulinom. Ir lygiai taip pat, dabar galvoju, tai Agnė yra dizainerė, aš tarsi atstovauju Akmenstatą ir mes po darbų sugalvojom įgyvendinti dar šitą projektą. Ir kai jūs kaip dizaineriai žinot, kad yra Milano dizaino savaitė ir kokia yra jinai įvairi ir kiek ten daug įdomių dalykų galima rasti, tai pernai mes būtent turėjom galimybę su savo šituo projektu tenais atsistoti lygiaverčių partnerių su visais kitais dalyviais. Tai ir sulaukėm vėl labai daug gražių pagirų, kad mūsų produktas yra įdomus, jisai tarsi tos spalvos grąžina mus į, sakyčiau, truputį į praeitį, nes jos yra tokios, bet lygiai taip pat jos tokios tekstūra ir sudėtis, jinai leidžia galvoti apie ateities kuriamą produkto produktyvumą. Tai man asmeniškai labai patiko, aš šalia dizainerės jaučiausi labai svarbi, nes be mano tų akmenukų tai realiai nebūtų dalyvavus, nes tik tai mano dėka jie išsilydė, nes taip jau atsitiko. Ir mūsų projektas turėjo baigtinis, tarsi turėjo metų kontraktas, mes gavom tą finansavimą ir po metų mes gavom ir visus sertifikatus, bet mums sakė, tai jau dabar jūs padarėte tyrimą, jūs turit pagalvoti, tai kas toliau bus. Ir čia turbūt visada, kai sukuri mažą ir norėtum daugiau, ir čia mes užstringam, nes kas toliau, iš kur gauti, kaip gauti. Tai mes jau turim kryptis, bet dar nepasirašė niekas, bet manau viskas bus gerai. Taigi, kaip minėjau, šitos plytelės mūsų numeris 1 ir su jomis mes Portugalijoje susisiekėm, yra tokie rankomis pjaustomos ir formuojamos plytelės, nes mums reikia, kad į tas plyteles inkrustuotų vis tiek tam tikrą frakciją ir kiekį. Ir jie sutiko eksperimentuoti, būtent rankomis įberti ir įspaudinėti. Tai reiškia, visas gaminys jis tampa nemasinis, jis tampa tik tais žmonėms, kurie suvokia, kiek daug darbo įdedama yra. Čia dalinuosi keliais kadrais, kiek liko už kadro emocijų, kiek daug buvo eksperimentų, kaip viskas vyko rankiniu būdu. Ir tik tai dėl to, kad kažkam patinka žaisti tas glazūras ir akmenukų inkrustavimą.
Ir noriu pasidžiaugti, kad tik dizaineriai supras, kad Agnė pildo įvairius, aplikuoja įvairius konkursus ir vienas gražus įvertinimas, ką tik atėjo iš Japonijos. Japonai įvertino tas mūsų plyteles kaip vieną iš tokį visai produktyvų dalyką. Tai dar kartą uždegė mums žalę šviesą paspausti Portugalijai, o kita mintis, kad visgi gal Agnė galėtų grįžti į Lietuvą ir galėtume gal čia įkurti, čia aš fantazuoju, bet nes Lietuva neturi tokios rankų keramikos dirbtuvių ir gal tai galėtų būti mūsų pradžia, nes pasirodo, šiaip jeigu kalbant, tie visi projektai tai yra, turi būti kūrybininkas ir turi būti administratorius, kuris pildo tas paraiškas ir jas administruoja. Ir tada visai neblogai gaunasi ir su finansavimais, ir su kelionėm, ir su visom konkursais. Tai va, tai ir pabaigai mes apskritai uždarėm tą visą, vadinkim, tyrinėjimą praėjusiais metais dizaino savaitėje Lietuvoje ir ten turėjom tokį gražų pasibuvimą su kviestiniais ir žmonėmis ir viskas ir dabar laukiam, kas bus toliau. Tai va, ačiū Jums už dėmesį.